Aleksas Rodo buvo 15 metų paauglys iš Knutsford miestelio Anglijoje, lankęs Holmes Chapel vidurinę mokyklą Češyre. Jis buvo 11-okas ir buvo ganėtinai populiarus tarp savo bendraamžių. Be to, kad buvo apibūdinamas kaip komunikabilus, rūpestingas ir mielas vaikinas, Aleksas neslėpė to fakto, kad buvo homoseksualus. Jis buvo linksma ir laiminga asmenybė, nes jo draugai ir šeima jį priėmė tokį, koks jis buvo, ir nesielgė su juo kitaip iš po to, kaip jis jiems atsivėrė apie savo seksualinę pakraipą. 2019 m. spalio mėnesį Aleksui benaršant Facebook'e jo dėmesį patraukė vaikinas, kuris taip pat buvo lankęs tą pačią mokyklą, kurią lankė ir Aleksas. Šis vaikinas buvo 19-metis Matthew Masonas. Nepaisant 4 metų amžiaus skirtumų, Aleksas vis tiek nusprendė parašyti žinutę Matthew. Matthew Masonas buvo ramus vaikinas iš pasiturinčios pamaldžios ūkininkų šeimos, kuris paliko mokyklą norėdamas tęsti studijas koledže. Matthew, kitaip nei Aleksas, nebuvo homoseksualus ir jau 2 metus draugavo su mergina vardu Caitlin. Nepaisant viso to, gavęs Alekso žinutę, Matthew jam atrašė. Jų susirašinėjimas prasidėjo mandagiais pokalbiais, kur jie abu klausinėjo vienas kito apie dienos įvykius ir panašius dalykus. Tačiau maždaug po savaitės pokalbiai tapo labiau intymūs. Matthew teigimu, visa tai prasidėjo, kai Aleksas jį pagyrė dėl jo išvaizdos. Matthew tai labai pamalonino, todėl vaikinai apsikeitė savo Snapchato vartotojų vardais ir nuo to laiko pradėjo dalintis ir bendrauti vaizdo įrašais. Vieną naktį, būdamas neblaivus iš po išgertuvių bare, Matthew nusiuntė Aleksui savo lytinio organo nuotrauką. Kadangi Aleksui buvo vos 15 metų, tai buvo neteisėta. Nes teoriškai Matthew siuntė savo seksualinės nuotraukas vaikui. Tačiau vėliau jis pareigūnams tvirtino, kad Aleksas pats to prašė. Nors tai ir nekeičia to fakto, kad tai vis tiek buvo baudžiamasis nusikaltimas. Matthew taip pat nusiuntė Aleksui vaizdo įrašą, kuriame jis švelniai tariant žaidžia su savimi. Po kelių dienų Aleksas sužinojo, kad Matthew nuo jo slėpė paslaptį. Tai, kad jis turi merginą. Aleksas, kuris visą tą laiką su džiaugsmu pasakojo draugams apie savo naująjį vaikiną, jautėsi išduotas. Kupinas nusivylimo ir pykčio, jis nusprendė parašyti dar vieną žinutę. Tik šį kartą Matthew merginai Caitlin, atskleisdamas jai apie slaptus savo santykius su jos vaikinu. Matthew vėliau prisipažino, kad jis pradėjo abejoti savo seksualinėm pakraipom ir kai Aleksas jam parašė, jis pradėjo svarstyti, gal jis yra biseksualus. Tačiau visas šias mintis jis laikė savyje, nes vien ta mintis, kad kažkas iš jo aplinkos, ypač jo mergina, galėtų apie tai sužinoti, jam buvo tiesiog nepakeliama. Lapkričio 3 dieną Aleksas nusiuntė žinutę Caitlin. Ar tu susitikinėjai su Matthew Masonu? Į ką mergina atsakė taip. Tuomet Aleksas atsakė, manau, kad tau turėčiau pranešti, kad per pastarąsias 2-3 savaitės Matthew bandė su manimi susirašinėti. Jis buvo atvažiavęs pas mane praėjusią savaitę, bet pasakiau, kad tėtis neleidžia man išeiti, todėl su juo nesusitikau. Aš pasakiau jam, kad visa tai turi baigtis. Norėjau tau pranešti, nes sužinojau, kad jis su tavimi susitikinėja, kai pradėjau jį sekti Instagrame. O Matthew savame suprantama labai įniršo ir paklausė, kodėl jis taip pasielgė. Į ką Aleksas atsakė, nes tai neteisinga, tu turi merginą, kuri tave myli, nėra prasmės bendrauti su manimi. Maždaug po valandos Aleksas Matthew parašė, turi pasakyti savo merginai tiesą, nes aš jau tai padariau. Ir nuo tada jų dviejų santykiai pasuko visai kitų kelių. Vėliau tą pačią dieną Matthew pridėjo Aleksą kaip gavėją savo bankų pavedime ir pravedė jam 50 svarų. Tai įvyko vos kelios minutės po to, kai Aleksas pasakė Matthew, kad jis vis dar turi jau inkriminuojančių nuotraukų ir davė jam žinoti, kad gali jas paviešinti internete. Kai Matthew bandė neigti, kad kada nors buvo siuntęs tokias nuotraukas, Aleksas supyko ir pasakė, nesigink, jei nesiliausi melavęs, aš tiesiog įdėsiu ją į savo storį. Matthew pradėjo prašyti Alekso neskelbti tų nuotraukų ir paaiškino, kad bando pasikalbėti su savo mergina ir prisipažinti jai tiesą. Tačiau tuo metu iš po jo susirašinėjimo su Aleksu, Caitlin jau buvo palikusi Matthew. Nepaisant akivaizdžiai įtemptų jų dviejų santykių,
Lapkričio 9 dieną jie ir vėl susitiko ir Aleksas atliko Matthew seksualinį veiksmą. Vos per kelias pirmasis mėnesio savaitės Matthew sumokėjo Aleksui 1270 svarų ir visi šie mokėjimai buvo susiję su seksualiniais susitikimais. Tuo metu Aleksas apie visą tai atviravo savo draugams. Jis pasakojo jiems viską, ką darė, bet net ir draugai manė, kad tai, ką daro Aleksas, nėra teisinga. Vienoje žinutėje draugas Aleksui rašė: "Tu tikrai turi sustoti, tai nesąžininga. Jei jis tau nemokės, ką darysi tada?" Aleksas atsakė: "Pasakysiu policijai ir jį įtrauks į seksualinių nusikaltėlių sąrašą." Jo draugas atsakė: "O tada jis pasakys, kad tu jį šantažavai ir tu įklimsi į šūdą. Puikus planas. Tai nusikaltimas. Rimtai, kada tu nustosi?" "Myliu tave, gražuoli, kalėdoms duosiu 50 svarų", atsakė Aleksas. Iš šių žinučių matyti, kad Aleksas buvo naivus ir kaip dauguma žmonių šiais laikais nesuvokė, kad žinutės ir susirašinėjimai internete gali turėti tikras pasekmes gyvenime. Vėliau vienas iš Alekso draugų policijai pasakojo, kad Matthew bent 5 kartus buvo atėjęs į Alekso namus, kai jo mamos nebūdavo namie. Aleksas nuolat kalbėdavosi su savo draugėmis apie šiuos naujus santykius. Tai sustiprino jo pasitikėjimą savimi ir draugai pasakojo, kad mokykloje jis atrodė tiesiog švytintis. Žinutėse tarp Alekso ir Matthew matyti, kad laikui bėgant Aleksas pradėjo reikalauti iš jo vis daugiau pinigų. Vienoje žinutėje Matthew Aleksui atrašė, kad yra basas ir negali savo daugiau to leisti, bet galiausiai vis tiek pervedė paaugliui 700 svarų. Artima Alekso draugė vėliau teisme pasakojo, kad jos manymu Aleksas tai vertino kaip žaidimą ir jį pridūrė: "Skirtumas tarp to, kad jis buvo vaikas, o nesuaugęs, buvo tas, kad jis buvo naivus." Nemanau, kad jis suprato viso to grėsmę. Gruodžio 7 dieną Matthew Masonas akis į akį susidūrė su Alekso motina. Sugrįžusi namo ir pamačiusi Matthew savo namuose, moteris pajuto, kad jos kraujas sustingo iš siaubo. Vėliau jį apibūdino kaip turintį šaltas ir bejausmes akis. Pažvelgusi į to vaikino akis, gyvenime niekada nebuvau taip išsigandusi. Mano kūną užliejo baimė. Jis buvo lyg robotas, sakė moteris. Vėliau jaunuolių žinutės parodė tai, kad Alekso mama užtiko juos santykiaujant. Taip pat vienoje iš žinučių buvo matoma, kad Alekso draugas jį pavadino prostitute, į ką Aleksas atsakė: "Pinigai, pinigai, pinigai." Ta diena Matthew Aleksui pervedė dar 100 svarų ir tai buvo jų paskutinysis mokėjimas. Sekančių dienų interneto paieškos rodė, kad Matthew jau pradėjo galvoti apie Alekso nužudymą. Internete jis ieškojo tokių terminų kaip: kas nutiktų, jeigu ką nors nustumtum nuo laiptų, kasdieniniai nuodai, nuodingi dalykai, Češyre dingę žmonės ir Češyro dingusių žmonių neišspręstos bylos. Aleksas paskutinį kartą buvo užfiksuotas apsaugos kamerų išeinantis iš savo namų Holy Grove gatvėje 5:30 vakaro, kai Matthew jam parašė per Snapchatą. Vienas iš Alekso draugų vėliau pasakojo, kad Aleksas buvo laimingas dėl susitikimo su Matthew. Tačiau draugų nerimas išaugo, kai Aleksas jam paskambino ir pasakė: "Kaip keista, šis vaikinas, su kuriuo susitikinėjo, nori nusivežti mane į ypatingą slaptą vietą miške." Draugas taip pat sakė, kad per skambutį Aleksas atrodė sutrikęs, tačiau galiausiai sutiko vykti su Matthew, nes jam reikėjo pinigų. Praėjus kelioms minutėms nuo įsėdimo į Matthew automobilį, Aleksas Snapchat istorijoje draugams paskelbė nuotrauką, kurioje matyti Matthew automobilio vidus su mažu žirdelės emodžiu apačioje. Tai buvo paskutinė jo išsiųsta žinutė. Ta šaltą lietingą naktį Matthew nusivežė Aleksą į miškuotą vietovę savo juodu Renault Clio automobiliu. Jis sustojo, išvilko Aleksą iš automobilio ir smogė jam bent 15 kartų sunkiu veržliarakčiu į galvą. Kol pusiau nuogas Aleksas gulėjo ant žemės vis dar kvėpuodamas, Matthew stovėjo ir rūkė cigaretę, svarstydamas, ką daryti toliau. Vaikinas rado ant keleivio sėdynės gulintį Alekso telefoną ir jų atsikratė, žinodamas, kiek jame gali būti įrodymų. Telefonas taip iki šiol ir nebuvo rastas. Tuo metu, kai Alekso draugai ir šeima buvo jau susirūpinę jo dingimu, Matthew nuvyko į barą viename miestelyje, tada nuvyko į kitą barą kitame miestelyje, kurį susitiko ir gėrė su draugais.
o vėliau jis grįžo namo. Tuo tarpu Alekso mama vis labiau nerimavo sūnui grįžtant namo. Ji daugybę kartų bandė jam prisiskambinti, tačiau nesėkmingai. Jis skambino keliems jo draugams, kurie sakė, kad tą vakarą jo nematė ir su juo nekalbėjo. Bet kadangi Alekso draugai žinojo apie jo santykius su Matthew, jie 2 valandas siuntinėjo jam žinutes, desperatiškai norėdami sužinoti, ar jų draugui viskas gerai. Alekso mama apie tai sužinojo ir pati susisiekė su Matthew, o vėliau pranešė apie sūnaus dingimą policijai. Didžioji dalis skambučių ir žinučių liko neatsakyti, nes Matthew ankstyvomis penktadienio, gruodžio 13 dienos valandomis grįžo į nusikaltimo vietą. Prokurorai mano, kad būtent šiuo metu Matthew miške bandė nutempti jau negyvą Alekso kūną prie kelio krašto, tikėdamasis įsikelti jį į savo automobilį. Tačiau jam nepavyko to padaryti, jis tiesiog nuvažiavo. Kitą rytą, per rytinį šiukšlių surinkimą Alekso kūną rado šiukšliavežiai. Teisme vienas iš vyrų pasakojo. Gruodžio 13 rytą 7:40 min. Važiavau su kolegomis, kai vienas iš jų pastebėjo, kad ten ant kelio guli negyvas kūnas. Vyrui prieėjus prie kūnų, jis bandė surasti pulsą, tačiau nesėkmingai. Tada jis paskambino pagalbos tarnyboms, kurios nurodė jam pradėti daryti gaivinimą. Vyras tuo metu pastebėjo kraują ant galvos ir vėliau sakė matę žaizdą ant apatinės nugaros dalies. Vyras darė krūtiniais paspaudimus 10 minučių, iki kol atvyko greitoji pagalba. Paramedikų atskubėjusių į įvykio vietą pareiškime buvo nurodyta, kad gaivinimo pastangos buvo nesėkmingos ir buvo konstatuota Alekso mirtis. Po to, kai buvo rastas Alekso kūnas, liudininkas informavo policiją, kad gruodžio 12 dieną, ketvirtadienį apie 18 val. Vakaro nufotografavo automobilį, nes įtarė, jog vyksta prekyba narkotikais. Nuotraukoje buvo užfiksuotas juodas Renault Clio, stovintis prie miško vartų. Policija patikrino automobilio duomenis ir nustatė, kad transporto priemonė priklauso Matthew Masonui. Maždaug po 12 valandų gruodžio 13 dienos vidurdienį Matthew Masonas, kurį Alekso motina įtarė iš karto, buvo sustabdytas policijos ir suimtas. Ant jo rankų ir pirštų buvo rastas sudžiūvusio kraujo, o automobilio bagažinėje buvo rastas šiukšlių maišas su krauju suteptu žaliu blizonu, veržliarakčiu ir Alekso striuke. Po suėmimo jis buvo nugabentas į areštinę apklausai, po kurios jam buvo pateikti kaltinimai žmogžudyste. 2021 m. sausio 25 d. jis buvo pripažintas kaltu ir jam buvo skirta minimali 28 metų laisvės atėmimo bausmė. Tačiau 2021 m. birželį Matthew Masonui pavyko sėkmingai apskųsti teismo nuosprendį. Apeliacinis teismas nusprendė sumažinti minimalią laisvės atėmimo trukmę iki 26 metų, nurodydamas, kad pirminė bausmė buvo akivaizdžiai per didelė. Alekso tėvas į šią žinutę reagavo piktai, sakydamas, jeigu jis nėra per jaunas, kad nužudytų žmogų, tuomet nėra per jaunas ir atlikti bausmę. Vyras taip pat pridūrė, kad tai yra tikras absurdas. Alekso laidotuvės vyko 2020 m. sausio 29 d. Šimtai žmonių susirinko pagerbti jo atminimą mažame Audlem kaimelyje Češyre. Ačiū visiems, kas žiūrėjote. Jeigu patiko video, prašau paspauskite like. Jeigu nepatiko, paspauskite dislike. Palikite komentarą, ką galvojate apie šią bylą ir pafollowkite mane Instagrame. Ir iki kito karto, iki.